Neseniai mane kreipėsi 6-metės mama, auginanti ypatingai jautrų, nerimastingą vaiką su tokiais beprasidedančiais tikais. Ir pagalvojau, kad tie dalykai, kuriuos mes susidėliojom, iš tokios emocinės higienos arba tausojančio režimo sukūrimas vaikui, turbūt, kad tinka absoliučiai visiems vaikams ir ypatingai tiem jautresniem vaikams, nes tokių vaikų daugėja. Tai pirmas dalykas, ką aš noriu patarti, jeigu jūsų vaikas yra jautresnis, tai ypatingai svarbus yra dalykas turėti dienos ritmą, dienos režimą. Tyrimai rodo, kad dienos ritmą turintys vaikai jaučiasi mažiau nerimastingi, emociškai saugus ir turintys daug daugiau kontrolės savo gyvenime, tai jautriem vaikams tas ypatingai yra svarbu. Ir dabar yra vasara, vakarai ilgėja, daugėja išvykų, pramogų ir dirgiklių. Jeigu turit jautrų vaiką, tai taip visko dalinkit lygiai per pusę arba net 3 dalis ir labai dozuokit. Ir būna, tėvų sako, tai taip, mes turim tą dienos ritmą, čia tik tai vakarą reikėjo prekybos centrą, po mokyklos nuvažiavom, užsukom savaitgalis, dar toks šiek tiek buvo intensyvesnis, čia svečių buvo, pas senelius po to važiavom lankyti. Tai kai turite jautrų vaiką, tausojantis režimas yra toks must dalykas, labai ribokite dirgiklius. Poilsio režimas labai svarbu, bent 12 valandų iki mokyklinukas turi išmiegoti per parą. Nuoseklumas labai svarbu, tai svarbu visiems vaikams, pedagogika šiaip labiausiai mėgsta nuoseklumą, bet ypatingai jautriam vaikui svarbu turėti aiškius, prognozuojamus, emociškai stabilius ir nuspėjamus tėvus, o tam tokį prognozuojamumą ir stabilumą mums labai duoda taisyklės ir susitarimai. Kai yra labai viskas aišku, koks elgesys tikėtinas, jeigu vaikas netinkamai pasirenka, kokia bus pasekmė. Ir mums tada nebereikia nei nervuotis, nei kelti balso. Na ir toks turbūt paskutinis patarimas, tai mokyti vaiką savireguliuotis ir pasirūpinti savim. Pavyzdžiui, einat į svečius, nerimastingas vaikas klaus, kaip ten bus, ką reiks daryti, labai svarbu patikinti, kad tu nieko neprivalai, tu tiesiog gali būti šalia manęs ir stebėti aplinką. Ir nieko neturi daryti. Kai tu jausi, kad tu pasiruošęs ir kad tu nori, tada jau gali pasisveikinti, tada jau gali eiti megzti kontaktą, bet tiesiog tik tai tada, kai tu to pats norėsi. Na ir paskutinis, rūpintis savim. Po jautriais vaikais dažniausiai slypi jautrus ir šiek tiek linkę nerimastingumą tėvai. Tai prisimenam, kad pirmiausia deguonies kaukę užsidedam savo, tam, kad galėtumėm pasirūpinti savo vaiku. Tai tiek, sėkmės.